Gerą dieną, vadybininkai. Baigęs atostogus, atvariau į mašiną baisiai šalta, vidai užsikūriau, pasijungiau, Webasto reikia susišildyti kabiną, šokti tautinius norvegų rūbus darbinius ir gipsim į darbus. Nieką nenuveikiau per 2 savaitės, nieką visiškai, namuose prakimarinau, orai patys žinot, Lietuvoje nieko gera, šalta, sniego daug. Šiandien ką penktadienis 13, tai irgi užsnygo neblogai čia Lietuvoje ir Latvijoje, tai vos spėjau į oro uostą. Žodžiu, man lėktuvas buvo 12:05, o aš oro uoste buvau 12:10, tai kol praėjau patikras, kol susiradau vartus, jau prasidėjo laipinėms, tai visas po prakaito ant streso. Bet niekas, spėjom, viskas tvarkoj. Atlėkiau čia, mašina vėl po servisą, vėl buvo problema su batareikam. Tai prabuvo parą laiką servisą, nežinau, ką čia darė, jau tipo alė jau rado bėdą, perrašė softas, tai kažkokius kompus keitė, nekeitė, nežinau. Tai žiūrėsim kaip kas, nes kolega mano kiekis pavažiavo 1,5 savaitės. Tai aš savaitės su akumais pakeistai pavažiavau, kolega pavažiavo 1,5 savaitės ir vėl labanaktis nebesikuri, batareikos tuščius. Tai tikiuosi bus sutvarkė. Tai va, reikaliukai tokie. Kaip ir sakiau, laukiu, kol sušils mašina. Per tą laiką reikės susidėti daiktus, ką atsivežiau iš Lietuvos, maistas susimesti. Parodysiu jau čia irgi, ką aš čia atsivežu valgyti, kaip čia tas maistas man atrodo. Tai už valandikės startuosiu, varysiu į Postnordą, pasimsiu vėl pakrautą priekabą ir varysiu į Bodo. Tai va, ką dabar jaučiu, kol aš šią laiką turiu, kol kabina man šyla. Reikia susidėti iš šaldytuvo maistą, ką čia atsivežiau. Žiūrim, ką čia turim. Prisipirkau. Va, bliniukų privakumuota visokiausių. Iš Norfos. Lašiniai standartiškai kaip be lašinių. Tada vėl bliniukų turiu. Dešros rūkytas. Kotletai, nugarinė, pavaišinti reikės vietinius kumpelis, vėl ten tie, kur pasakojau su obuoliais, kur nesąmonė, kur man baisiai patiko. O, pilnas šaldytuvus maisto, pilna prikrauta, o, kaip gražiai atrodo, viskas vakumėlė, tai savaitį laiką ramus. Da, kol davažiuosi iki Postnordą reikės, kaip šalta, kol nuvažiuosiu iki Postnordą reikės dar sustoti parduotuvę, nusipirkti grietinės, duonos ir kažką salotų. Dar reikės pasižiūrėti, kas čia liko iš po kolegos, ką man bus palikęs, ryžių makaronų yra. Ir viskas, kipsim į darbus. Tai va, kaip sakiau, nieko gero nenuveikiu, parašykit komentaruose, ką jūs gero nuveikit per tas 2 savaitės, kol manęs nebuvo. Gal kažkokių nuotykių turėjot. Tai va, aš ką va, vaizdas pro langą toks. Sniegelė yra, -8, bet geriau gal nei Lietuvoje. Žodžiu, bus matyti. Žodžiu, kimbu į darbus ir pasimatysim sekančiam kadre. Nu viskas, aš jau su priekabum, nieko nepafilmavau, nes buvau su draugu susitikęs, kartą varėm pasivėžyti, pašnekėti. Senai buvau matęsis prieš 3 savaitės. Buvo labai daug apie ką pakalbėti, mintį tau linkėjimai. Tai va, pasikabinau priekabą, atlėkiau kaip visada jau iki checkpointą. Eisiu kokią valandėlę pasnausiu. Leisiu savo pasnausiu valandėlę, nes šiaip ką galiu kempingas pasidaryti ir varyti toliau, bet sunkiai kelionė į Norvegus čia buvo, sakau, su tais keliais Latvių, Lietuvių, ten da avarija buvo viena tokia, ten irgi reikėjo su pareigūnais biškai pabendrauti, na, bet čia nesvarbu. Tai va, žodžiu, gavau priekabą, pirmas iki tokią priekabą gavau per, kiek aš čia dirbau, 10-11 mėnesių to įmonėj. Tai super priekabikė parodysiu dienos šviesoj, nes čia tai naktį nieko nesimatys gerą. Tai va, varau, jaučiu aš. Pasnausiu, pailsėsiu, kad dabar yra 2 valandos nakties. Tai reikia nusistatyti žadintuvą 3 ryto, pabust
eit pasiimt kavelės kaip visada ir gazuosiu. Toliau dar apie 4 valandas pavažiuosiu, kažkai man liko iki bado 885 kilai. Ką jau yra šeštadienis, sekmadienį iki 12 turi būti, tai drąsiai spėsiu. Nežiūrėjau dar, nei kai keliai atrodo, nei kaip kas, kažkaip kai nežiūri ten tų kamerų, kaip ten kas atrodo, tai ramiau važiuojas. Dabar irgi čia baisiai šalta, 25,3, sustojau, dar žiūrėkit stovi fūrų parkinge. Aišku, nežinau, matysis kemperis. Šalia kemperį atsistojau, aš nesu iš tų piktybinių, kur ant tų kemperių labai nepyksta, kad jie stovi fūrų parkinguose, bet yra buvę taip, kad atvarai parkingą, ypač vasarą, ten kraut žuvim šaldytuvus birbi ir ateini aiškintis, išjung šaldytuvą, man čia trukdo miegoti, nu sorry, ką aš išjungsiu, jeigu čia ne kempingus. Važiuok į kempingą, tyliai savo būsiu, čia bendrą naudojimą parkingas, tai jau turi susitaikyti su juo, jeigu nori miegoti ramiai. Tai tuose parkinguose bendruose tai nelabai tos ramybės tie kemperistai randa. Bet žmonės taupa ramybės sąskaitą. Nu, žodžiu, jau pezu. Sakau, toks biški privargęs jaučiuos. Varau pakimarės jo ir viskas. Kol kas. Nu va, pasnaudžiau valandėlę, yra 3 valandos ryto. Tiksliau, koks šitas snaudimas, atrodo toks jausmas, kad užmerkiau akis. Atverkiau iš karto valandus ir nėra. Visą laiką tą pirmą dieną, dieną man čia gaunas, pirmą naktis iš po atostogų visą laiką sunkiausia, nes gaunas, kad atsikeli ryte, susiraši, nuvarai į oro uostas, atskrendi ir viskas. Palauki kelias valandas čia atskridęs ir gimbi darbus ir vėl varai. Visą darbo laiką. Galva dar nedirbu. Atsiprašau. Nieko prasivaikštau, išlipęs, čia laukia minus 2,4 dabar, tai išlipu, prasitampau ir gazuoju. Da pavažiuosiu, kiek aš čia turiu 4 valandas, bet jau šitų 4 valandų nevažiuosiu, stosiu Stjordalį tokiam parkingiukį neblogam visai. Stūliku su visku ten labai retai kada fūrų būnu, ten telpu gal kokius 4, bet ten nuvažiuoju tak dėvė 1-2 stovi, tai dar nebuvo taip, kad vietos ten nerasčiau. Žodžiu, pirmą dieną tokį, sunkiai iš po atostogų, bet nieko įsivažiuosiu. Gerai, varau toliau. Antrą darbų dieną, vakarą, šiandien atvažiavau parkingėlį čia savo tą, kur mažai kada fūrų būn, vieną tik tai stovėjo. Tai atlėkiau iš karto į tenais, procedūras ir iš karto į lovą, nes baisiai buvau pavargęs. Tai va, sakiau, parodysiu apie priekabą, kur jau tikrai mus ir kiek dirbu to įmonį, nesu gavęs tokios priekabos nuostabios, jau pasirodysiu. Žodžiu, visą nubalnuotą baisiausiai, visą. Čia viskas tavaluojas. Nežinau, čia kur jinai buvus, reiks vadybos klausti. Čia viršui nubrėžta, nuvaryta. Čia šonas irgi nuvarytas, nežinau kiek matas. Bet aš vis laik sakau, kad nežinau kiek matas, bet vis matas. Čia va, visas šonas nubrūžintas. Kampas. Irgi visas subaladotas. Dūris išlinkę vyriai. Normaliai. Čia geriausias fajeris, žiūrėkime kamera. Su pirštinėm prikišta, tas dangčiuks ventiliacinis išlaužtas nėra jo. Tai atsibodo vakar fotkit man ją, kai prisėmiau vakarą, tai irgi gal 10 minučių čia vaikščiau aplink ją. Čia irgi šonas visas nuvarytas.
Čia gal tik taip nabrėžta, čia jau giliau įvaryta. Normaliai. Bet nieko, ką padarysi, visokių vairuotojų yra. Čia dar irgi įvaryta neblogai. Reikės vadybos paklausti, kas čia jai atsitiko, tai priekabui, kad čia tokį gerą. Tai vat ką planas šiandien. Važiuosim link Bodo, 625 kg liko. Nežinau, jau čia iki vietos nevažiuosiu, nes neturiu darbų. Nežinau planų toliau, kaip išsikrausiu, tai tikrai iki vietos nevarysiu. Pasidarysiu dar sykį pauzę ir tada nulėksim išsikrauti. Aišku, po to bus eilinį kartą žuvis, tik nežinau kur. O ką vaizdai šiandien tokie, saulikė šviečia, -2 laipsniai. Šiaip žiauriai fainė vieta čia, sakau, mažai čia tų fūrų telpa, 3 gal 4, bet niekad nebūnu čia jų. Kiek atvažiuoju, visą laiką vietos yra. Einam, parodysim, kur reikia procedūras pasidaryti irgi. Fainas tie tokie namukai, čia tulika nėra, tulikas kau duša nėra. Tai gerai, nedings elektrą. O. Faina. Smagu, gražu. Nu nieko. Kipsiu į darbas jau neužilgą, tai važiuosiu ten. Aišku, parodyti nežinau, ką čia parodysiu, nes šiaip Bodau. Tas kelias toks nuobodus, nieko įdomus, nieko gera. Nebent kokių nuotykių atsitiks. Tai vat, kimbai darbas. Sustojau pausikę pasidaryti, jau aš čia 4:20 atvairavau. Gavau sniegiuko nemažai, bet -10 sninga, tai nieks nelimpa ant priekinę langą, priekis irgi neaplypęs. Čia va turim tokių pusinų biškį pūstą, bet kelias pats tai toks nesuprasti, nei valyts, nei nevalyts. Ką jau čia reikėtų pažiūrėti, kaip mašina atrodo iš lauko, kas kokių grožių čia pridarė. Aišku, tenais naktis, vėl nieko nesimato. Priekis baisiai keista, kad nieks neapšalė, nei langai, nei niekas. Čia tik šiek tiek. Einam, pažiūrėsim, kai galas atrodo. Ai, va čia pasinuvai biškiai yra. Ai, rimtai reikia būgi pasižiūrėti, kaip tas kėlė, kur su pirštinė užkišta. A ten neina šiluma iš priekabos. Matas, kiaur. O jasas, cirkai, numerį nesimato, lempa nesimato. Lempas tai aš gal prasispardysiu biškį, va. Opa, viena ryškiau šviečia. Kita irgi ryškiau. Ūsus reikia nusidaužyti. Blemba, nepataikiau. Opa, ką čia gerą turim. Gražiai atrodo tas ledas toks. Apšalę, kailietnykai. Čia galia lempų nereikia, nieko baisiai nepriaugia. Tai va, toksai trumpas apdeitėlis. Sunkiai važiuoja šiandien, bet ką padarysi. Iš atostogų visą laiką sunku. Tai va, žodžiu, iki Fauskės turėčiau daeiti, jeigu gera nuotaika bus, bet jaučiu, kad nebus ta gera nuotaika, tai
matysim, kur čia stosim, kur miegosim. Irgi visą dieną galvą skauda, neaišku, čia nuo energetinių, nuo nuovargio. Smiegoju taip nelabai kaip, bet viskas okei. Ką, baigius pauzę, lėksiu toliau. Nu ką, antrą dieną pabaigta, sninga, nesustoja, varo sniegą kaip turi būti. Atvariau iki Fauskės, parkingas šitas su namuku, kur kažkada rodžiau, tai visas užvarytas. Čia už to parkingą yra toks kažkoks tai servisas, degalinė. Tai čia nusimečiau kampę, visi pravažiuoja, turėčiau niekam netrukdyti. Tai vis dėlto pasidarysiu 9, kad šiandien nesimakaluoti, nes neaišku, čia ryte pyks kas nors ant mane, nepyks, kad aš čia stoviu, ten va kolega mano stovi, Lenkas, nežinau net kaip atrodo, nesumatęs aš jau. Tai va, ką šiandien nuvažiavau 600 kg su biški. Ten kaip pradžiai sakiau, kad 625, tai nevelnė buvo 685 lygia. Tai šiandien nuvažiavau apie 630 gal. Mašina atrodo va taip, va, pilna sniegų. Čia prie Fauskės, koks 20 kg iki Fauskės, tai greiderį nemačiau nei vieną. Kelias toks pat kaip vakar iš Lietuvos į Rygą, kad važiavau. Tai taip išein kaip praeitą kadenciją, negavau sniegą praktiškai, visai buvo vien geri keliai. Tai dabar atsimsiu dvigubai. O ką aš sakau, čia irgi pusnį tokį įvažiavęs. Bet čia šviesas sniegas, tai neturėtų būti bėdų rytoj man išvažiuoti. Tai va, o aš ką varau į dušą. Ne į dušą, už dantų valytis į tuliką, žodžiu, ir viskas, atlieku procedūras, 9 atstovi ir varau išsikrovimą. Tai kol kas, iki rytojaus. Tai labas rytas, 3 kadencijos diena. Nieka čia baisiai manis neužsnygo. Vakar jaučiu, kaip sustojau, biški pasnyga ir viskas. Nes nei priekis baisiai neapsnigtas, nei prie valytuvų nieka nėra. Reikia tik tą valytuvą biški apsidaužyti. Čia vaizdas diena toks. Bandysim išvažiuoti. Ką reikia eiti? Nusivalyti sniegus. Čia jaučiu, šitų tai nevalysiu, nelandžiasiu. Nusivalau nuo galo sniego lempas. Ir varysi link Bodo. Dar galvoju, gal Fauskei čia užsukti. Pasiimt kavos. Ir dar biškį laiką turiu. Jau čia reikės susipilti kūrą čia nais man. Kad paskui nereiktų blūdyti. Tai va, apdeičiuks toks. Vaizdas toks. Snieginai. Sniegučiukai. Nieka, viskas tvarkoj. Važiuosim, nuvažiuosim. Kažkiek iki Bodo kaip keliuks bus, bet tai koks bus tokio važiuoti teks ir nelauksiu iki pavasarį ar tai kol nutirp. Gera ta vieta čia nais, kur miegojau, gera aura. Išėjo normaliai įsimiegoti, nes vakar tai parkings fainas buvo, bet aura bloga, neinu ten niekada man gerai įsimiegoti. Visą laiką atsikeli toks biški lengvai daužtas. Tiek istorijoje nuo ryto, galva nedirbo, kembami darbas. Žinau, kad Norvegijoje kelius valą yra nemažai lietuvių, tai jeigu netyčia kas iš lietuvių žiūrit, gal jūs man galite pasakyti, ką jūs matot per priekinį stiklą, ar kaip jūs darot, kad jum neapšaltų, neapledėtų tas stiklas. Žinau, kitom būna šildomi stiklai sudėti, bet pažįstams aš šnekėjau su draugu, tai sakė, kad nelabai ten ką jisai padeda. Tai įdomu, ką jūs matot, kai stumdot tą kelią, ypač kai būn -6, -10 ir sninga, kai yra tas purus toks sniegas. Tai labai įdomu, kaip jūs kovojat su matymu. Nes sakau, man tai biški dryšis vienas tiesiai ant akių būna, jau man nervas ima, kaip jūs, tai aš neįsivaizduoju. Tai ką, atlėkiau va, iš tikrųjų čia va, kur
šitas stumės lenkiuks. Nepataika kažko tais. Kiek aš jau užtruko 3 valandas, kol iškrovė čia ant tų rampų nuplyšasi tokių. Kas čia dar? Ai, stumės gerai. Tai varau į parkingą, darbų nieko netari dabar. Nieko neatsintė, jaučiu, kad ilsėsis iki rytojaus, turi tokią nuojautą. Bet nėra gerai, gal gausi dieną važiuoti. Arba bent jau iki Žuvyno dieną nuvažiuosi, o paskui ten vėl miegosi ir vėl naktį. Na, bet ką čia strateguoti? Bus kaip bus. Varau dabar iki Sirklės, pasiimsiu kavos ir į parkingą. Nes čia šitas, kur yra prie pat pilnas visas, užmuštas. Tai varysi į kitą degalinę, ten 3 vietas yra. Kolega mano lenkiuks pagaliau su vienu susipažinau. Tas sakė, irgi ten varys. Jis nebloga viečikė tokį, jisai patogu tenai. Tuliks visą parą dirbu degalinę, tai negaliu skūstis. Žodžiu, tokie reikaliukai, tokie planai. Nesunkiai šiandieną, ką čia nuo Fauskės, aš šiam kilo kažkur atvažiavau. Ir jeigu nieko neatsiūs, reiškia, ilsėsimės. Aš noriu gal parodyti Fauskę jums, kaip atrodo. Ne Fauskė, Bodo. Čia po dešinę yra keltas, kur į Vajarojus plaukė. Tai plaukė apie 6 valandas. Tai kai plaukiau tenai, sužinojau, kad turiu jūrligę. Nes tiek baisiai supo, tai visas, kai lapas baltas sėdėjau, kankinaus, galvoju, načert, reikia nesikankinti, o eiti iki Tuliką, palikti savo skrandžią turinį ir būti ramiam, bet tai padaręs vis tiek nebuvo gerai. Tai džiaugiausi, kai išlipau lauk, kad pagaliau aš nebesisibuoju taip. O šiaip kiek yra tekę plaukyti iš Klaipėdos į Švediją, į Vokietiją, čia taip kažkokių keltukų tu turėjęs visokių, tai nėra tai buvę. Tik tai va su to vieno, kai plaukiu, 2 syks aš ten plaukiu, 2 syks mane įtampė. Nu, bet ką padarysi, reiškia, organizmui nepatinka toks baisulinis siūbavimas. Kas čia man iki parkingą? 5-6 kilai gal. Tai į degalinę Kavikės irgi čia prie pat ten. 300 metrų gal. Negi, įsidava, kai tiek prisnigta. Neįsigi, reikia prasukti, pasiimti. Kavikės ir toliau. Saugolėts pakainas. Oro žiūrėjau, tai orai irgi tokie plius minus 2 laipsniai. Mano oras, galim sakyti, pastoviai būnu, taip aš atvažiuoju ir prasideda čia stichijus visokius. Nelaimė suvadinas. Na jau vėl peso vėjas. Gerai važiuoju tolyn. Tai va, aš jau parkingė, pasirodo, kolega mano neatvažiavo, užsitrado kažkur kitur vietas, arba tenais, kur rodžiau, kad pilna, gal tenais prasuka ir buvo. Tai va, aš čia tokiam parkingėlį stovi, 3 fūrus telpu. Ten va yra parduotuvė, mažykė tokia. Nu, darbo dienom tai ne mažykė, didžiulis te prekybcentris, bet sekmadieniais dirba toks kaip sandėliuks, ant būtiniausių prekių gali nusipirkti. Tai einu iki parduotuvės, žiauriu užsimaniau apelsiną, mandariną arba bananą, nu žodžiu, vaisių kažkokių noriu, saldumo. Ir viskas, darbų jau jaučiu, kad tikrai negausiu, kiek čia 3:30 valandų, tai galiu savo ramiai miegoti. Ir tu atsikelsiu be žadintuvo, turėtų būti jau gal ką atsinti arba atsiūs ant pietų, matysim. Turiu nuojautą, kur važiuosiu, bet pasakysiu jau kitam video. Pasiteisina mano nuojauta, nepasiteisina. Tai vat, grįžtu iš pardėsiu ir varau, sumontuosiu video ir įkelsiu tada.
Į priekį nieko neturi dar užsifilmavęs. Tai ką, video gavos taip, kaip gavos. Ačiū, kas žiūrit. Ačiū, kas komentuojat. O ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Bye.